kur dingo noras dirbti ties santykiais? Piliulės kultūra, nu, tarsi, vartotojiškumo kultūra. Vat vienas iš tų daugelio 30 faktorių, kurie ten, tarkim, žudo šiuolaikinius santykius ar ne, yra vakarietiška vartojimo kultūra, kuri vis labiau įsigaili, nu, stiprėja, ar ne, nes, ta prasme, pasąmonė mūsų viską fiksuoja. Šiais laikais, nu, daiktai gaminami tokie, kad jų praktiškai neapsimoka taisyti. Bet jeigu poroje yra nekalbantys žmonės, nu ir tarkime, tą norą skirtis dėl tų juokingų priežasčių, o gal ir netokių juokingų, gal ir buvo kažkokios svarios priežastys, bet metus, 2 ir kažkodėl dažniausiai girdima tai iš moterų, jos post factum pasako, kad jau ten 2 metus galvojau skirtis. Supratau. Kaip, tarkime, ar Jo, vyras, ar moteris kaupia labiau šiek tiek. Taip, moteris labiau kaupia ir netgi aš skaičiau statistiką tokį įdomią, aš net esu užsirašęs. Okay, garsiai. 2015 metais Amerikos sociologų asociacijos tyrime rašoma, kad 69% skyrybų inicijuoja moteris. Tai yra tiesa tas skaičius augantis ir jis šiai dienai, aš nesenai kažkokia televizijos laida mane kalbino apie skyrybas, buvau priverstas įsijungti ten pasižiūrėti tos naujesnius, tikslių skaičių neatsimenu, bet jo, tie skaičiai yra, vienas dalykas yra augantis, kitas dalykas, taip, moteris vis labiau, čia aišku ten buvo JAV tyrimas, bet Lietuvoje tas pats, inicijuoja skyrybas, taip. Čia vėl nes iškart klausimas, kodėl, kas įtakoja. Multifaktorinis dalykas, reiškia, įtakoja ir įtakoja truputį radikalus feminizmas, įtakoja ir vartotojiškumas, įtakoja ir gerąją prasme moterų išlaisvėjimas ir sugebėjimas daryti karjeras, užsidirbti, nes tai yra cool, tai yra gerai. Jeigu žmogus randa save, jeigu jis daro karjerą, jeigu sugeba užsidirbti ir būti finansiškai nepriklausomas, tai yra gerai, tai atima vieną iš manipuliacijos priemonių, tarkim, iš vyro. Nu, kaip tai pateiksi, ta prasme, aišku, nu, vėl, kaip tu sakei, jeigu vyras šeimoje jaučiasi nereikalingas, neįgarsinama, jam nedėkojama, taip toliau, nu, vėl. Ta prasme, evoliucinės psichologijos mes neapžaisim, ta prasme, genetika niekur nedings artimiausius ten 100 000 metų. Tai, nu, ta prasme, jeigu moteris nesupranta, kad kartais tą savo vyrą, kai jis gerus dalykus daro, reikia pagirti ten, pamatyti, pasakyti, įgarsinti, kartais ir kitiems žmonėms girdint ir matant, ar ne, nu, kad tai realiai veikia gerai centrinę nervų sistemą, nu, daugelis... Čia kaip šitas psichologas, Dr. Orion Taraban, Amerikos, jisai dabar pradėjo daug visokių psichologinių tų video dėti į YouTube, ir vienam video jisai pasakė tokio, sako, esminę paslaptį. Sako, žiūrėkit, jūs bet kokį vyrą galite užkariauti 3 paprastais būdais. Tai vienas, tai jūsų seksualumas, nes vyram tas yra ypatingai svarbu. Antras, sukurti tokią aplinką, kad vyras negalėtų be jūsų gyventi. Ir trečias, tai yra tiesiog pagirkite vyrą ir palaikykite jį ir namuose, ir viešai prie kitų, kad jis jaustųsi geriausias. Svarbius dalykus pasakė. Ir aišku, aš žinau, ką tu galėtum dar pridurti? Aš nesutikčiau, kad seksualumas gali būti raktas, nes žinau dalį vyrų, kuriem seksualumas nežaidžia. Bet gal čia galima į seksualumą įdėti ir patį seksą? Oi, jo, tada kas kita, jo, vyrai yra seksualiau aktyvesni už moteris, vyrai dažniau to nori, daugiau to nori, vyrams seksas svarbu, vyrams seksualumas svarbu ir čia yra tada visiška tiesa, aš tiesiog sakau, kad yra išimtis. O nėra taip, kad pas moteris yra toksai on ir off jungtukas seksui? Nes irgi... Pas kai kurias yra, pas ne visas, pas kai kurias stabilu, labai aiškus grafikas, pas kai kurias nepriklausomai nuo menulis tai įtakoja. Jo. Nėra taip, kad, pavyzdžiui, ten santuokai jaučiau saugumą, tai kam tas seksas, jau viską turiu. Nes gali būti kaip tik santuokai, pagal tyrimus santuokai seksas yra kokybiškesnis, geresnis ir daugeliu atveju netgi dažnesnis ir labiau patenkinantis moterį negu nesantuokai. Nes jinai jaučia saugumą? Vėlgi multifaktorinė analizė. Jaučia saugumą, labiau gali atsipalaiduoti, kai kurio ilgiau pažįsta, pripranta prie partnerio. Ten yra daug niuansų, ta prasme, su seksu. Ten yra labai daug įdomių niuansų su seksu, bet taip supaprastinant taip. Santuokai, statistiškai, ilgalaikiai perspektyvoje, moterim yra lengviau patirti orgazmą, santuokai moterim yra lengviau jaustis mylimai. Egoizmas. Tai vienas iš tų turbūt priešų laimingose santykiuose. Didžiųjų.
Ką jeigu pasako tau partneris, kad aš esu savanaudis egoistas? Ar čia jau yra labanakt? Ne, čia vėl čia yra konfliktas sąvokų, nes greičiausiai, ką jis sakydamas tą turi omeny. Greičiausiai jis turi omeny, kad aš augau šeimoje, kurioje mačiau blogą pavyzdį, nesugebu išreikšti jausmų, esu užslopintas, turiu neaiškius gynybos mechanizmus ir taip toliau, taip toliau. Nu, jis to pats nesupranta, bet dar kartą, nu, nėra neišsprendžiamų problemų greičiausiai. Jeigu abu to nori. Ne, daugeliu mano atveju tai ateina vienas žmogus. Užtenka vieno. Jau ateina vienas, nes kitas dažniausiai sako, tu turi problemų, tau blogai, tu ir gydykis, tau blogai su galva, tu ir eik kažkur. Man viskas gerai, kaltas esi tu, man čia nieko keistis daryti nereikia. Nu, negaliu, nes šudini tie mūsų santykiai, bet tipo kaltas tu, tai tu ir varyk, nes man viskas gerai. Tipo, aš geras žmogus. Pas mus labai blogi santykiai, todėl kad tu blogas žmogus. Kai pagalvoja, kodėl žmonės tiesiog galvoja, kad santykiai tai yra duotybė. Nes ką aš girdžiu, tai visiškas yra mokslas ir mes turime to mokytis ir tiesiog tai yra spraga kažkur tai, nes arba tėvai nemoko, arba nematome pavyzdžio, arba mes tiesiog nenorime šitos šakos mokytis ir galvojame, kad viskas gausi savaime, nes ir anksčiau visiems gavosi. Nesigavo, ką rodo tyrimai, anksčiau daugelis šeimų, anksčiau buvo mažiau skyrybų, tarkim, sovietiniais laikais ar ne, nes tipo buvo gėda, neapsimokėjo, dar kažkas. Ten vėlgi multifaktorinis reikalas, daug priežasčių, ar ne? Aš girdėdavau netgi, kad jau vienas kitam nepatinka ir nafik net nenori bendrauti, bet vis tiek gyvena atskiruose kambariuose dėl vaikų, dėl anūkų. Dažnas atvejis gyvena 30 metų sukandę dantis, viens kito nekenčia. Tai taip gyventi nereikia. Pakalbėkime apie išsiskyrusius tėvus. Kaip jie ieškos naujų partnerių. Ieškosi. Dabar aš turiu tokią įdomią statistiką, 58% žmonių veda antrą kartą. Tačiau 40% antrų vedybų, tų porų, kurie turi vaikus nuo pirmos santuokos, visgi išyra. Tai reiškia, net antros santuokos su vaikais vis tiek išyra. Ir trečios ir ketvirtos, pavyzdžiui, aš nežinau Lietuvos statistikos, bet vakarų, kiek esu žiūrėjęs, tiek UK, tiek USA, antra, trečia, ketvirta santuoka, jos vis trumpiau trunka ir skyrybų procentas didesnis. Jeigu, tarkim, pirmoji ten, bent jau tos duomenys, kur aš žiūrėjau, ten pusė išsiskiria, paskui jau žiūrėk tos antros santuokos, ten 60 ar 70%, reiškia. Vis daugiau ir daugiau. Aha, nes kai kurie žmonės galvoja, reikia išsilakstyti arba reikia patirties. Ne, reikia dirbti su savo galva. Reikia susitvarkyti savo žalingus virusus. Partnerių keitimas tavo virusų, tavo pasąmoniai, pavyzdžiui, ten tavo nepasitikėjimo jausmo arba tavo kažkokio noro ten tyčiotis ar kritikuoti partnerį, arba tavo žalingų, kažkokių psichologinių žalingų įpročių nepakeičia. Jeigu tu iš principo nemoki kitam žmogui darniai pasakyti kritikos, o eini ten per konfliktą, per įžeidimą, per kažką ir galvoji, kad taip jį motyvuosi namuose ten tvarką pasidaryti, eidamas per įžeidimą, tai tu kažką ne to rūkai, ta prasme. O kokie lūkesčiai yra pas išsiskyrusius partnerius, tiek vyrus, tiek moteris, kurie turi vaikų? Meilės, šilumos, palaikymo, pagarbos, supratimo, nuomonės išklausimo, to nori visi visada, bet kokiam amžiui, ta prasme, bet kuriuo amžiaus grupiai. Bet aš esu girdėjęs, pavyzdžiui, žinai, tokį, nu, man tai rodiklis vienas. Jeigu jau su mano vaiku nesutars, tai nafik, tada aš jau tikrai santykius neįsiu. Čia tu pratęsei mano mintį, atsiranda papildomi reikalavimai, bet pradžia visa ta pati. Reikia šilumos, reikia simpatijos, reikia to, ano, reikia aistros. Nieks nesikeičia ten. Tiesiog vaikas iškelia papildomus reikalavimus ir teisingai daro tie, kurie stebi, kaip tas naujas kandidatas, nu jau aišku ne per pirmą pasimatymą, bet kaip jis paskui, kaip jis reaguoja į tavo vaiką, kaip jie šnekasi, kaip bendrauja. Aišku, vėlgi tai nieko nerodo, nes net jeigu santykis net yra toks nesiklijuojantis, paskui, gavus gerų patarimų, gerų knygų, geros terapijos, jeigu tas žmogus, tas suaugęs žmogus turės valios ir noro, jis per ilgą laiką su bet kuriuo vaiku gali sukurti gerą ryšį, su bet kuriuo, netgi su tokiu visiškai nurautų paaugliu galima sukurti labai puikų ryšį. Tiesiog ar jis turės kantrybės ten metus ar du sunkiai kasdien dirbti ir kankinti. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme.